Sveiki visi, labai malonu, kad taip gausiai susirinkot, bet iš tikrųjų ir nenuostabu, kaip su mumis tokios žvaigždės šiandieną. Lituanikon folkloras. Turime net 4 rašytojus, kurie vienu ar kitu būdu savo fantastiniai literatūrai pasitelkė folkloro elementus. Ir ne šiaip kažkada seniai, o pastaraisiais metais, tai visi šitie rašytojai šiemet arba pernai pristatė knygas, kuriuose figūruoja ir fantastika, ir folkloras. Tai Kotrynos Zylės Mylimi kaulai, Aukso žuvis leidykla, neseniai išėjus naujieno jau sukėlė daugybę vėjų literatūros pasaulyje. Turime Justino Žilinsko Kauko Gugio, čia yra 3 trilogijos dalis, tai ilgas projektas, neseniai užbaigtas. Tuomet Justinos Tyrojo aušra, distopinė apysaka. Man labai įdomi dėl to, kad tarsi mokslinės fantastikos knyga, bet mitologijos elementai labai savitai pritaikomi. Tai šnektelsim ir apie tai, kaip gali folkloras būti moksliniai fantastikoje. Ir turime Linos Žutautės siaubo romaną. Tai mano žiniomis yra 2 lietuviškas siaubo romanas. Ir Lina šiaip jau vaikų rašytoja ir debiutavo suaugusiems būtent tokiame žanre. Ir romane aktyviai veikia kaimo folkloras. Tai irgi labai įdomu. Turbūt ir pradėkime. Pradėkime aptakiai. Čia šnekėjome su etnologė Nijolė Laurinkienė ir jinai paaiškino skirtį tarp tautosakos, mitologijos, folkloro. Tai folkloras plati sąvoka, įtraukia ir tautosaką, įvairiausius mitus, sakytinę kultūrą, bet tai gali būti ir liaudies muzika, ir dainos, ir šokiai, ir taip toliau. Tai aš paklausiu tuomet, koks jūsų asmeninis santykis su liaudies kūryba? Ar mėgstate, ar skaitėte? Justina. Gerai, sveiki, tikiuosi mane girdite. Tai mano asmeninis santykis toks, kad aš pirmas 4 klases ne visai savo norų praleidau kaip folklorinio ansamblio Želmenėliai dalis. Mūsų visa klasė buvo folklorinis ansamblis, tiesiog. Ir mes rašydavom savo namie rašto darbus iš mislių, iš patarlių, paskui mūsų mokytoja, kadangi buvo etnologė, jinai tiesiog tuos visus darbus susirinkdavo, ką reikėdavo, ištaisydavo, patikrindavo, ko nežinodavo ir pirmą kartą pamatydavo, persirašydavo savo. O šiaip mano močiutė labai irgi domėjosi tokiais dalykais, irgi visokių rinko, taip pat mano giminė yra ir rimtesnių etnologų pagal profesiją, kurie ir akademijoje tuo užsiema, tai folkloras vienokia ar kitokia prasme mane supo nuolat ir aš jame tiesiog gyvenau ir iš pradžių galbūt nejaučiau, kad jis aplink mane, bet paskui, kai jau pradedi mąstyti, kas ir kodėl, kokias knygas skaitai nuo vaikystės, tai pradedi suprasti ir pastebėti. Tai tiek. Lina? Aš irgi dabar ką tik prisiminiau, kad 7 metus šokau liaudies šokius. Buvau pamiršęs. Nesutapimas. Ir iš tiesų niekada nesusimaščiau, kiek tas folkloras yra manyje, o kiek aš tame folklore. Bet dabar galvoju, kad viena mylimiausių mano vaikystės knygų, tai buvo Lietuvių liaudies pasakos, tokia didelė knyga mėlynu viršeliu, turbūt daug kas žino, ten visokių buvo prirašyta. Ir numatyt, aš tiek kartų tą knygą skaičiau, kad net nebejaučiu, kad cirkuliuoja mano kraujyje tas visas folkloras, ir pamiršto 7 metus, nežinau, kaip čia gavo. Žodžiu, vadinasi, yra kažkiek. Labas rytas. Aš, kas esate, jeigu esam jau su kažkuriais iš jūsų susitikę, tai žinau, kad tą patį visą laiką kartoju, bet mano meilės folklorui turbūt, ar susidomėjimo, ar tiesiog to jausmo, kad tai yra natūrali mano kultūros dalis. Kaltininkas yra mano tėtis, kuris šiaip būdamas matematikas ir biologas labai domėjosi sakmėmis, padavimais, papročiais lietuviškais.
Tai jeigu mūsų vaikystė, ir nors mūsų vaikystės čia turbūt šiek tiek skiriasi, bet vis tiek dar apima tą laiką, kai tų knygų vaikams netiek jau daug buvo, bent jau netiek daug buvo, kiek dabar. Ir tikrai kiekvienoje bibliotekoje namų buvo labai daug sakmių, padavimų, Gyvasis vanduo, ten Eidrigevičiaus iliustruotos liaudies pasakos. Tai knygose gal tai buvo natūralu visiems vaikams tą atrasti, bet mano tėtis, jisai pats pirko daug folkloro tyrinėtojų, papročių tyrinėtojų knygų, mokslininkų tokių tyrimų, sakykim taip, prisiskaitydavo ir tada, nors mes gyvenom Vilniuje, Žirmūnuose, visai netoli nuo čia, 12-aukštyje, bet jis mūsų bute, 8 aukšte įvairiausius kaimo papročius taikydavo. Ir mes, žodžiu, taip tokiais kaimo papročiais gyvenome daugiabutyje mieste, per šventes, aišku, ne nuolatos. Ir buvo labai keistas tas derinys, bet irgi man atrodė natūrali dalis mano gyvenimo, tie lietuviški papročiai, istorijos apie kaimą, bet viso to įgyvendinimas daugiabutyje. Ir aišku, tai va dabar jau 10 metų apie tai kalbėdama, aš suprantu, kad realiai aš savo knygose tai tik tą pasaulį ir papasakoju, kuriame užaugau. Taip, labai atpažįstama iš knygos realijos. Justinai. Taip, mano labai, sveiki, labai panašiai kaip ir kitų kalbėjusių yra patirtis, tai yra, kad, na, viena vertus, aišku, knygos namie ir kadangi tuo metu knygos visose namuose buvo daugiau mažiau vienodos, kadangi ką greitai gauni knyginę, tą pasičiumpi, o paskui ten Lenino raštai lieka stovėti. Žodžiu, tai aišku pasakos, aišku Norberto Vėliaus ten sakmės surinktos. Aš dar pridėčiau turbūt, kad man tą tikrai tokią tam tikrą folklorinį kabliuką įsmeigė Martynas Vainilaitis, nes jo eilėraščiuose visą laiką ten kaukai, velniai, kipšiukai ir visokie kitokie dalykai, dar iki tada, kai aš susipažinau su tikromis sakmėmis. Tai va, na ir kadangi čia visi gyrėsi, kad folkloriniuose būreliuose buvo, tai aš ten irgi grojau liaudies instrumentais, šitą paskui mokyklos folkloriniame ansamblėje ir panašiai. Tai, žodžiu, matyt, mūsų karta tokia užaugo per tą folklorinį labai... Ir aišku, visus į Rumšiškes tempdavo, plus aš dar kaimą turėjau, na tai kai eini rudens naktį, žodžiu, pas draugą ir neturi prožektoriaus, o girdi, kad iš paskos kažkas šlenka ir žvangina grandinę, labai folkloras pasijaučia. Nu, viskas aišku, aš galvojau, kaip čia tiek daug fantastikos rašytojų tą folklorą imasi taikyti, bet dabar paklausiau jūsų ir viskas paaiškėjo. Kai galvoju apie savo aktyvų santykį su folkloru, tai iš karto pirmas dalykas atėjęs į galvą buvo prietarai. Aš tiesiog esu iš prietaringos šeimos, mes kalbam apie nuvirtusius torto gabalėlius, kampus ir ką tik nori. Tai įdomu, ar jūs turit kokių nors prietarų, kurių laikotės aktyviai? Lina. Man visada prietarai buvo įdomus, bet aš turbūt tas žmogus, kuris beveik neturi prietarų. Bet man visada buvo įdomi priežastis, kodėl žmonės pradeda jais tikėti. Nu, galbūt buvo toks laikas, kai aš įsivaizdavau, kad juodas katinas perbėga gatvėje ir tikrai gali kažkas nutikti, kol aš pati neturėjau juodo katino ir tas katinas ištisai man pereidavo kelią ir tiesiog tai turbūt buvo paskutinis prietaras, kuris tokiu būdu išnyko iš mano gyvenimo. Bet man visada buvo įdomu, kodėl žmonės galvoja, kad, nu, vat, jeigu, nežinau, torto gabaliukas nuvirto, nežinau, kas gali... Neištekėsi. Paje. Tai toks liūdnas prietaras. Nu taip. Kai deda į lėkštutę torto gabaliuką, jeigu nuvirsta, tai viskas. Nu. Tai žodžiu, jo, mano turbūt tik su juodu katinu buvo susijęs, bet daugiau turbūt neturiu jokių prietarų. Aš irgi nesu aktyvi prietarų naudotoja, ypač tų neigiamų, nes jie mane erzina kiekvieną kartą prisiminti, kad jeigu grįžai iš namus antrą kartą ten į tą veidrodį ir dar būtinai pasišukuot, mano tėvas kiekvieną mielą dieną, jis kiekvieną kartą, kirias išėdamas, išgrįždavo dar vieną kartą, net nebuvo verta rakinti durų. Nu, tai akivaizdu, kad
arba veikia, nes reiškia, kad tu tiesiog pavėluosi kažkur kiekvieną kartą grįžtamas, bet nieko baisesnio nenutiks. O vieną esu tiesiog pati savo susikūros dėl smagumo, tai yra kodėl tiek daug lietuviškų tų prietarų yra neigimai, tai yra apsisaugoti nuo nelaimės, kodėl mes turim tiek mažai sėkmės prietarų, kurie jeigu padarysi tai tau nusišypso sėkmė. Tai aš esu vieną susigalvojus per egzaminų sesijas, kai būdavo, pas mus ne sesijos, pas mus tiesiog kas mėnesį, kad į kiekvieną naują egzaminą reikia užsivilkti po kažkokį naują drabužį, prieš tai nedėvėtą tam egzamine. Va taip, tiesiog, kad tada seksis. Jeigu apsivilksiu tą patį, nesiseks. Va tiesiog. Nu, nežinau, kadangi beveik viską išlaikydavau ir visada su naujais drabužiais, tai buvo sunku patikrinti, kas būtų, jei būtų kita Safelkė. Žodžiu. Na, bet vis tiek stengiuosi, nesvarbu. Studentai, sukluskit, galit taikyti. Veikia, patikrinta. Aš tai vieną atsimenu ir dabar su vaikais jį taikau, vienintelį, kurį atsimenu dabar, kad tarsi laikomės, jeigu galima taip sakyti, tai pamačius baltą arklį, man tėtis visą laiką sakydavo sakyti 1, 2, 3, mano laimiai, bet mes buvom tokia labai draugiška šeima, tai sakydavo mūsų laimiai, baltas arklys. Tai aš dabar, kai pamatau pravažiuodama su vaikais baltą arklį laukuose, tikrą arklį, tai šitą pasakom. Jeigu visi jį matom, tai tada paspjaudom tai laimiai. Tai va, o iš tokių tų prietarų, tai mano, pavyzdžiui, aš dabar galvoju, kad mano mama, mano vyro mama visai laikosi po šiai dienai griežtai. Vyro mama draudžia dovanoti peilius, bet kokius aštrius daiktus. Mano vyrui labai patinka geri peiliai ir jisai visą laiką pas juos ten priešpriešą, kad jam būtinai reikia padovanot, kad būtų tėvų namuose gerų peilių. Mama yra baisiausias dalykas, kad gauna dovanų ir aš tada būnu tokia tarpininkė, kur sakau, kad nu tai duokit mums ten tą eurą ir būsim pardavę, nes yra tas būdas, kad čia jau būtų nedovano pardavimas. Ir mano mama irgi va visą laiką, kad negrįžk namo, jeigu grįžti, bent į veidrodį pasižiūrėk. Ir šiaip ten mane yra jėga išstumus iš namų, kad aš negrįžčiau, aš tau paduosiu, ten kažką paduoda ir žodžiu, kad tik aš negrįžčiau. O aš pati čia ne prietaras, bet visai juokingas dalykas ir irgi aš apie jį esu jau sakius, bet jis vis dar juokingas, tai pasikartosiu, kad aš maža, labai, kadangi mano tose istorijose visai ką gyveno daug velnių, visokių ir taip toliau ir reikia sulaukti aušros, kada sugėda gaidys, tada visi velniai išsilaksto ir jau yra saugu gyventi. Tai aš kaip jodavau tamsos, įeiti į miegamąją ir į svetainę savo tose miesto namuose, aš radau savo heką, aš sugėdodavau gaidžio balsu, kad apgaučiau tas visas piktasias dvasias atkeliausias į mano butą iš sakmių ir jos visos išsilakstytų. Tai va, tokie dabar nebegėdu, šią nebetaiko. Aš tai kažkaip augau šeimoje, kuri buvo labai nusistačiusi prieš bet kokius prietarus. Kita vertus, įdomu pagalvoti, kad, kadangi aš kaupiu informaciją, tiesiog natūraliai kažkaip yra kažkoks toksai tas kaupimo režimas, kad man jį įsirašo, tai aš galvoju, kad aš vis dėlto, jeigu pastebiu situaciją, kuri yra prietaro objektas, aš beveik visada tą prietarą prisimenu. Ar ten ta juoda katė, ar ten kokia bobulė su tuščiais kibirais, ten ar dar kažkas panašaus. Tai va, bet kas man labai, atsimenu, pritrenkė iš jau kai buvau, jau vaikus auginau, tai reiškia prieš kokias 15 metų, mes vėl pradėjom skaityti su vaikais Tomo Sojerio nuotykius. Ir aš pamačiau, kiek toj knygoje kalbama apie prietarus. Ir kas įdomiausia, iš vaikystės man buvo visiškai neatsiminę ten prietarai, kaip panaikinti karpas, tenai visi lobių ieškojimo prietarai ir visi kiti dalykai. Tai va tas momentas man buvo tikrai įdomus, kad 19 amžiaus pabaigos Amerikoje prietarai klestėjo tiesiog fantastiškai neprasčiau negu čia. Mhm. Gerai, o prietarais, ta liaudės kultūra tebūnie, kaip draugaujat su šiuolaikiniais mitais, su, pavyzdžiui, sąmokslo teorijom, su, nežinau, ten irgi interneto folkloro. Justina savo knygoje taip svarsto klausimą netiesiogiai, kaip atsiranda mitai apie žmonės, apie valdovus, apie miestus. Tai ar jūsų yra gyvenime tokių šiuolaikinių mitų?
Na, net nežinau, jeigu kalbant apie kokias urban legends vadinamasias, tai jos visada įdomios, bet kad labai kažkuo tikėčiau, tai sakyčiau, kad gal ne, kaip tik labiau norisi demaskuoti tas visas pseudo teorijas ir visą kitą ir visada tikrinti tos šaltinius, kad ar čia tikra teisybė, ar čia kažkas tiesiog vienas išsigalvojo. O šiaip man pats mito sukūrimas, pačių dievybių, galbūt užgimimas kaip kažkokia teorija, šiaip jisai man įdomus, kaip kažkoks paprastas įvykis, kažkoks paprastas ritualas, jisai apauga kažkokiam legendom ir tu jau turi jau visą vos ne religiją. Tai tiesiog pats susikūrimas gal man įdomus yra. Ačiū. Kotryna? Aš, aišku, pastebiu, kai atsiranda kokios sąmokslo teorijos ir labai irgi ir iš savo vaikų, pavyzdžiui, ir kiek esu skaičiusi, aš žinau, kad žmogui apskritai labai yra prigimtinė savybė, aš skaičiau religingumas, bet tai tiesiog tikėjimas ant gamtiniais dalykais ar kažkokiais nulemtais, tai yra mūsų prigimtyje ir, pavyzdžiui, nors mes vaikus auginam, juokingai, kai gimė mano dukra, vyras ją jausi pirmą dieną pašnipždėjo, bet čia yra vaikų. Tai jisai buvo teisus arba ne, jis pašnipždėjo, kad nėra kalėdų senelio. Tai čia tai buvo toks truputį juokutis, bet kartu ir parodė tą, kad mes bandom, nežinau, tiesiog auginam tos vaikus, vieną vertus rašau knygas apie mitinės būtybės, kitą vertus auginam vaikus labai viską racionaliai kalbėdamėsi su jais ir aiškindamėsi. Bet tada vaikai pradėjo mus maustyti ir mes randam batuose paliktų nuo nykštukų ir elfų dovanėlių. Ir vaikai mums sako, tai tikrai, mama, tėti, nežinau, atsirado. Tai, žodžiu, tai yra žmogaus prigimty, mes niekur nuo to nepabėgsim ir, aišku, bet reikia, kad tai kuo mažiau kenktų. Nes aš dabar visai neseniai girdėjau tokia, vaikam dažnai pasakoju apie laumius sukeistus vaikus, čia pridursiu, nes truputį apie tą, kaip, pavyzdžiui, keliauju su savo knygom, tarsi kalbu apie mitologiją, vaikai visai ką klausia, ar aš tikiu tomis būtybėmis ir aš tada sakau, yra tiek istorijų per visą Lietuvą, kur pasikartoja ta pati būtybė, man sunku patikėti, kad jos tikrai nebuvo, bet aš nesu mačiusi. Pasakykit man, jeigu jūs sutiksite, mano tokia prielaida, kad lyg ir turėjo būti, jeigu tiek kalbėta, bet aš nežinau. Bet kai kalbu apie laumius sukeistus vaikus, kad laumės paimdavo žmonių vaiką, palikdavo laumiuką, tai apie šitą pakalbam, ten pasijuokėm, tai yra šiaip kaip ir visai smagi siaubo tokia istorija, kad gali pagrobti vaiką, palikti būtybę. Bet tuo pačiu tada nuo kokios 3 klasės pradedu vaikams sakyti, bet jūs esat pakankamai brandus, kad žinotumėt, jog iš tikrųjų, tai tose mažose bendruomenėse žmonės gyvenami tiesiog labai sunkiai priimdavo, jeigu vaikas yra kitoks. Ar turi kokių raidos sutrikimų, ar net tiesiog vėliau pradeda vaikščiot, kalbėti. Ir visi norėjo taip, kabutėse, būti normalūs. Tai buvo svarbu visiems būti kokybiškiam toj mažoj bendruomeniai, kad tada atsiribodavo ir sakydavo, čia ne mano vaikas. Mano tai gimė puikus vaikas, bet va šitas čia laumės atnešė ir paliko. Atrodo, prietaras ir tiek būtų, bet tai lemdavo nemeilę tam vaikui arba kartais labai baisu elgesį. Ir aš vaikams dažniausiai sakydavau nemeilę, būna, kad pakelia vaikas ranką ir sako, aš pradėjau ten vaikščioti 4 metų. Sakau, va, matai, ir dabar nepasakytumėm to, bet tavo tėvai, jeigu gyventum prieš 200 metų, tai nežinia, ką būtų darę dėl to. Ir kai prieš 2 savaitės buvau Alytuje, man viena mokytoja pasakė, kad jos močiutė gimusi 1903 metais savo vaikystėje savo akimis matė, kaip viena šeima, kuriai gimė Dauno sindromą turintis vaikas, po duonos kepimo į krosnį įkišo lyžę, kol dar buvo ne karšta, bet ne kepinant jau tą krosnis, bet karšta, ant lyžės įkišo tą kūdikį, kad pagąsdintų laumes, kad grąžintų jų vaiką tikrą. Ir vaikas užduso, kad jis ten paverktų, pagąsdintų laumes. Jis paverkė ir užduso. Ir ta močiutė kaip tokį savaime suprantam, tokį dalyką, kad buvo susidūrusi su laumių vaiku. Ir tai tada iš karto, ir aš galvoju, ir vaikam tai paveiku, ir suaugusiam be abejo, kad
žiūrėkime į tas istorijas jau tik kaip istorijas, nes kartais tas toks pažodinis tikėjimas atneša labai daug bėdų. Ir tada vaikams sakau, kad ir šiais laikais visą laiką galvokit, kad tai nesukeltų, kad tai neatneštų didžiulės žalos, įsitikinimas kažkuo, ko nežinai. Bet girdžiu ir tokį polinkį žmonių racionalizuoti istorijomis kažkokius keistumus ar netitikimus, pasakoti apie tai istorijas. Laimiai, jeigu jos neša gerą poveikį, bet ir žalingą poveikį gali taip pat turėti. Grįžkim prie tų šiuolaikinių mitų, man atrodo, irgi kažkoks racionalumo krislas ten galbūt yra. Lina, kaip jūs su šiuolaikiniais mitais draugaujat? Tie šiuolaikiniai mitai kažkaip manęs gal nelabai užkabina, nes man vis tik dar, aš sugrįšiu prie to folkloro, aš tikiu, kad tose visose istorijose, pradedant, kad pasaulyje egzistavo slibinai, milžinai, nykštukai, mano galva yra lašas tiesos, todėl kad, žiūrėkit, nėra tokios, ir tie milžinai, ir slibinai, ir nykštukai, jie visose tautose yra. Tai aš tikiu, kad iš tiesų jie kažkada egzistavo, nes nėra nei vieno mito, pavyzdžiui, apie skraidantį dramblį, nors realiai, jeigu tu pagalvotum, tai su tom ausim pamosavus, jis kaip ir galėtų kažką, bet, neatsirado tokia istorija. Ir mane labai domina, kai aš pamatau kur nors internete, dabar tai labai lengva, kad kažkur yra atkasti kažkokie labai dideli kaulai, arba labai mažučiai griaučiai, arba yra kažkoks gyvūnas, kuris galbūt per laiką evoliucijos dėka susitraukė, nors prieš daugybę metų galėjo būti slibinas. Aš savyje išlaikau tą tokį tikėjimą, aš manau, kad tikėjimas yra labai svarbu. Ir tada tu, nesvarbu, kiek tu apipinsi tą teoriją, vis tiek tas krislas tiesos išliks. Ir tas pats su Kalėdų seneliu, mes dabar neigiam tą visą, bet... Tarsi. Bet aš manau, kad tas tikėjimo reikalas, jis labai yra svarbus, ypač jeigu mes tikim tais gerais dalykais. Aš tikiu beje ir blogais dalykais, nes vienas be kito neegzistuoja. Man, pavyzdžiui, aš tikiu, kad yra raganos. Nes vienas iki labai buvo tokia keista istorija. Aš stovėjau eilėje Rimi prie kasos susimokėt. Ir, buvo moteris taip labai savotiškai apsirengus tokiu rožiniu kostiumėliu, kuris visiškai nederėjo prie jos šukuosenos, prie jos kvapo, bet jinai tikrai buvo tokia tarsi susitvarkius, bet veidas, tikrai iš pasakos buvo toks, kaip kad būna ragana. Ir aš stovėjau šalia jos, jinai mane atsisuko, kažką pasakė, aš net nesupratau ką, bet toks perėjo jausmas, kad aš stoviu šalia raganos. Ir ta ragana, jinai tiesiog nesu juodais drabužiais, nesu skrybelė, bet aš būčiau galėjus garantuoti, kad 85% čia yra ragana. Ir žinokit, manau, kad tikrai, jeigu apsidairysim, yra raganų kur miškuose, yra raganų kur miestuose, nes gal vienom vakarėliai patinka, kitom ten grybai, nežinau. Bet, žodžiu, aš manau, kad visa tai, ką mes girdėjome anksčiau ar vėliau, turėjo pagrindą realybėje. Ir jeigu gerai paieškotume, galbūt ir atrastum dar kokį slibino kaulą arba ir tą slibiniuką susitraukusi. Tiesiog su laiku, manau, daug dalykų arba objektų, arba gyvūnų, arba žmonių išmoko teisingai slėptis ir mes jų nerandam. Justinai, kaip ten su tam šiuolaikiniam raganam? Galima, aišku, būtų juokaut, galima būtų ir truputėlį pakalbėti rimčiau, kad vėlgi, jeigu mes kitą žmogų įvertiname taip kaip raganai, raganių ar kažką panašaus, ar ne, tai aš galvoju, kad tai buvo irgi dalykai, kurie anais laikais vesdavo prie labai bjaurių pasekmių. Ir tarkim, yra tas momentas, kad turbūt esate girdėję, yra toksai pasakymas, kuris dabar paprastai vartojamas, kai mes šnekame apie sukurto organizmo panašumą į žmogų, tas yra uncanny valley, arba, kaip čia pasakyti, nejaukos slėnis.
Tai yra, kada mes sutinkame kažką labai panašaus į save, bet truputį kitokio, ko mes nepriimame kaip savęs. Tai šitas dalykas ir, tarkime, atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, kaip visose filmuose yra vaizduojami blogiečiai. Ypač iki dabartinių, tarkim, politkorektiškumo laikų. Tai ten jam arba akis trūkčios, arba bus veidas išbertas, arba bus šlubas, arba, nežinau, ten plikas su kokiam nors dėmėm ar visi kiti dalykai. Tai iš tiesų tai yra labiau apie tai, ką Kotryna šnekėjo, būtent tai, kad standarto klausimas ir nukrypimo nuo standarto klausimas. Ir tai automatiškai sukuria būtent tą tokį nejaukumo efektą, kurį mes galime įvertinti ten, kaip, nežinau, kaip ragana ten, ar tiesiog nesveikas, nuo kurio natūraliai norisi nutolti, kad ten neapsikrėstum ar kažką panašaus. Ir aš manau, kad šitie visi tikėjimai yra pridarę be galo daug žalos. Tai va, bet ir vėlgi galima irgi prisiminti, ką Kotryna sakė, kad tikėjimas žmogui yra būdingas, bet problema su mūsų protu yra, kad jis yra tinginys iš esmės. Ir vėlgi, jeigu skaitė tokią knygą Mąstymas greitas ir lėtas, tai turbūt teko girdėti, kad yra vienas protas, kuris analizuoja ir kurį mes paprastai tingime junginėti ir jam junginėti reikia pastangų. Ir yra tas protas, kuris dirba pagal vos ne algoritmus, tai yra pagal mūsų daugiau mažiau ten patirtį, kas mums pasakyta, taip toliau, ir mes labai greitai imame naudotis tuo pirmoju protu ir labai sunkiai jungiame tą antrojo proto mechanizmą. Tai va, tai kalbant apie visas tas sąmokslo teorijas ir visus kitus dalykus, man atrodo, čia yra pagrindinis dalykas, kad žmogus kaip bandos gyvūnas, jisai visą laiką renkasi daugiau mažiau bandos nusakytą lengvo judėjimo kryptį. Ir būtent individualumo skatinimas arba tokio, nežinau, vidinio sustojimo, apmąstymo, ką tu matei, ką tu girdėjai, skatinimas yra tas dalykas, kas yra labai svarbu. Ir kalbant apie tos pačius laumiukus ar panašiai, aš esu beveik įsitikinęs, kad tie laumiukai tai dažniausiai būdavo tiesiog vaikai, kurie gimė ne tokie, ne taip ir tikrai visos tos istorijos, man atrodo, jos beje labai realistiškos, nes žmonės yra baisus, mes visi tą labai gerai žinome ir tam nereikia literatūros kūrinių, tam užtenka dokumentikos arba tokios knygos kaip Kriminalistikos keliai ir klystkeliai. Tai va, tai tokia nelinksma gaida pasakysiu, o tom sąmokslo teorijom aš stengiuosi netikėti, bet va, įdomus tas žodis yra, kad stengiuosi, nes natūraliai kartais labai norisi jas priimti, kad čia tai viską, išskyrus Plokščią žemę, tai viską lyg tai paaiškintų, bet paskui, kai pradedi, supranti, kad tam tu ir esi žmogus, kad analizuotum. Ačiū. Dar apie šiuolaikinius mitus kalbant, tai įdomus toks dalykas yra rašytojo mitas. Ar ne? Ką reiškia būti rašytoju dabar, 24 metais? Ar yra kažkokių mitų susijusių su šita jūsų profesija? Lina. Gal vienas pagrindinių mitų susijusių būtent su manim, tai kad aš būtinai turiu gyventi Vilniuje. Tai jau griaunu ne pirmas, iki aš Šiauliuose gyvenu. O daugiau tai nežinau, kažkokie rašytojo mitai, manau, čia labai priklauso nuo kūrybos, ką mes kūrėm. Ir tai galbūt tas mitas buvo, kurį aš bandžiau sugriauti, kad jeigu aš rašau vaikams, tai jau parašyti knygą suaugusiems, kodėl, ką tu čia bandai įrodyti, arba nežinau. Tiesiog man patinka, man visada patiko siaubekai ir aš norėjau pati pabandyti, tai čia toks, nežinau, ar čia mitas, ar čia aš jį griaunu. Tiesiog aš jau toj kaki-maki labai ilgai buvau ir galbūt pačiai norėjosi, ar galiu tai vadinti mitų kakės-makės, turbūt ne, bet kažkur iškelt koją iš tos balos į kažkokią kitą ir pasižiūrėti, kaip man sekas, nes mano pačios sūnus jau užaugo ir tarsi vėl dar vis kalbėti vaikiškom temom, jau truputį imu jausis, kad galbūt ir imu kartais kartuotis ir norėjusi padaryti kažko naujo, bet nežinau, kaip čia atsakyti tą klausimą, tos šiuolaikinius mitus. Gal mes nesam čia kažkokios labai tokios didelės žvaigždės, kad apie mus kurtų mitus. Aš tai bendriau galvojau, nes žodis rašytojas asocijuojasi su tokiu
na, ypač iš romantizmo laikų, genijum, dievo įkvėptų, tarpininkų tarp dangaus dievo ir žemės, nuleidžiančio kažkokį gilų žinojimą, tokius visokiausius mitus, tai ar sukasi aplinkui dabar, aplink rašytojus, Kotryna, taip užsidegėt? Aš labai noriu pasakyti, nes turiu tokios patirties, kadangi esu šiaip kaip ir Lina, ir rašytoja, ir iliustruotoja, bet taip pat dar organizuoju renginius vaikų autoriams, rašytojams ir iliustruotojams. Ir yra tekę nesikį tarpininkauti irgi, kaip pasikvies nori mokyklos arba bibliotekos, tai turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, vaikų knygose iliustruotojas yra niekiek šiaip nemažiau svarbus žmogus, o kartais net svarbesnis negu rašytojas, nes, pavyzdžiui, paveikslėlių knygoje iliustracijos yra tai, kas patraukia ir dėl ko žmogus įsigyja tą knygą. Bet iliustruotojai visą laiką gyvena rašytojų šešėlyje. Ir tai galbūt nėra taip didinga, kaip būdavo seniau tas rašytojas, kad yra kažkas nuo dievo. Bet vis tiek tas žmogus, kuris pasako istorijas, galbūt čia yra tiesiog žmonijai būdinga, kad visą laiką istorijų pasakotojai bus vertinami, nežinau, kažkaip juos žiūrima pagarbiau ir ginčysiesi. Gerai. Tai mane visą laiką stebina ir kai aš pati esu vienos irgi paveikslėlių knygos autorė, kur yra dailininkė Inga Dagilė, kita ir aš tiesiog kalta jaučiuosi, kai vis tą knygą man priskiria, nors tai yra tikrai daug didesnis jos darbas įdėtas. Ir visai toks, bet žodžiu, labai pajutau tą jausmą, kad šiaip rašytojai būtų labiau apsimoka, taip žmogiškai, kad geriau jautiesi reikalingesnis. O kitas dalykas, dar ką esu pastebėjusi, kadangi organizuojam tokius kaip ir mokymus, patirties dalyjimusis rašytojų ir iliustruotojų, tai iliustruotojos, dauguma Lietuvoje dabar kuriančių aktyviai yra būtent moteriškos lyties dailininkų, kažkodėl taip susiklostė. Jos visą laiką atkeliauja, klausosi pranešimų iš užsienio svečių, tiesiog tarsi atrodo, kad nori įgyti žinių. Autoriai arba rašytojai, jie tiesiog rašo. Jiems mokytis, kaip gali mokytis rašyti, ką čia bet kas gali išmokti rašyti dabar knygas. Ir ne tai, kad labai save sureikšminu, tikrai čia gal taip dabar skamba, nes aš šiek tiek šaržuoju, bet tas toks vidinis žinojimas, kad aš rašau ir rašau. Čia man, tai bet tas, kad vis dėlto tai yra kibirkštis nuleista į mane ir man yra labai gaila, nes iš tikrųjų meistriškų rašytojų, tą kaip amato pusę visą laiką galima tobulinti. Ir aišku, kad talentas visada matysis ir niekada be talento, ta prasme, jausis, kuris turi didesnį talentą žmogus, bet meistriškumas išmoktas ar bent jau tokie pagrindai irgi visada bus justi. Bet Lietuvoje iš viso nėra taip pat ruošiama, dabar jau pradeda rastis kūrybinio rašymo kursai. O aš, kadangi studijavau Dailės akademijai, man buvo labai natūralu ne tik analizuoti jau sukurtą meną, bet ir pačiam krapštytis, bandyti kurti, piešti, tapyti. Ar visi tampa tapytojais ir piešėjais? Aišku, ne. Ir labai prastai kai kurie tapo ir piešia, bet jie pajunta ir amatą, ir jo irgi mokosi. Tai man yra justi ir ta didesnė pagarba rašytojų iš išorės rašytojui, bet ir rašytojų pagarba savo kaip tokiam unikaliam, kuriam jau kažkokių papildomų žinių nebelabai reikia. Justinai, ginčytis. Taip, aš truputėlį, gal šiek tiek pasiginčyti, šiek tiek dar kitokio konteksto įvesti. Yra keli dalykai, man atrodo, su tuo rašytojų kultu. Pirmasis rašytojo kulto dalykas tai yra tai, kad mes esame tauta, kuri labai vėlai įgijo raštyje ir kuri labai vėlai įgijo raštingumą. Tai rašto žmogus, ar tai būtų kunigas, ar tai būtų daktaras, net jeigu jisai bus medicinos daktaras, vis tiek bus gretinamas su gebėjimu rašyti, gebėjimu kažką teikti, gebėjimu kalbėti iš viršaus. Antras dalykas, turbūt neverta neigti sovietmečio rolės ir garsiosios Stalino tezės, kad rašytojai tai yra sielos inžinieriai. Tai yra, rašytojai buvo naudojami kaip ideologijos instrumentas,
geriem rašytojam, kurie rašė pagal ideologiją, buvo butai, mašinos ir visi kiti dalykai. Iš to susikūrė rašytojo kaip sluoksnis. Trečias dalykas, rašytojas kaip profesionalas, nors Kotryna sakė, niekas nemokė rašyti, tačiau iš tiesų filologijos fakultetas buvo rašytojų perikla. Ir jie taip ir vadino save, kad nuo filologino laktos. Tai va, ir va, kai atėjo tie visi kiti, kurie nebuvo filologinė, va čia buvo didysis pajudėjimas, nes būdavo anksčiau, kad parašydavo koksai gydytojas kokią nors knygą ar ten dar, fizikas, pavyzdžiui, Gavelis buvo fizikas, turbūt teko jums girdėti ir tarkim, dėl to Gavelis yra labai kotiruojamas dėl savo romano konstrukcijų, kurios primena dėsnius iš esmės, o ne tiek pačią literatūrą. Bet tuo pačiu lygiai taip pat Gavelis ilgai nerado kelio į tą literatūrinę bendruomenę, bet jis per daug ir neieškojo. Tai va, tai būtent situacija pasikeitė, kai prasidėjo tas būtent momentas, kad kiekvienas gali parašyti knygą. Kad žodžiu, kad kai atsirado galimybė tą knygą plus dar išleisti, kai šalia Lietuvos rašytojų sąjungos atsirado kaimo rašytojų sąjunga, nepriklausomo rašytojų sąjunga, buvo planai įkurti fantastų rašytojų sąjungą, buvo tokia istorija netgi. Tai va, tai šitoje vietoje, man atrodo, tas rašytojo mitas, jisai buvo stiprus, bet jisai dabar kiekvienais metais vis nyksta ir nyksta ir nyksta, nes iš esmės dabar galima būtų įkurti televizijos žmonių rašytojų sąjungą, kur už juos labai dažnai knygas parašo vadinamieji mulai, tai yra, kurie tiesiog surenka informaciją, ją apibendrina ir patikė kaip knygą to žmogaus. Tai va, tai tas rašytojo mitas, jisai yra išlikęs vyresniai kartoj. Vėlgi ir Kotryna, ir Lina tikrai žino tas situacijas, kai mums rašo laiškus, gerbiami rašytojai ir visą laiką būtinai būsim ten gerbiami ir parodomi kaip gyvi, svarbiausia, nes vaikai paprastai gyvų rašytojų nebūna matę, tik mirusius. Tai va. Bet va dabar jau jaunesniai kartoj, man atrodo, šitas klausimas visiškai keičiasi. Tiesiog rašytojas yra žmogus, kuris geba parašyti ir nebūtinai jis turi rašyti popierioje, jisai gali rašyti internete. Tarkim, tie patys, tai aišku, išleisti knygą vis dar yra tam tikras laiptelis, kur jau tikresnis rašytojas, bet jau toks tas požiūris, kad rašytojas tai tik tai iš rašytojų sąjungos, jisai jau pamažėlę, man atrodo, baigėsi. Justina, tu esi daktarė, ar ne? Ne tik rašytoja. Taip, netikėtai. Ar yra kažkokio... O čia mitas, tarp kitko, aš tai nieko negydau. Ne? Ne, aš laboratorijoje dirbu. Supratau, bet įdomu, ar, kaip prisistatai, aš esu rašytoja ir aš esu gydytoja, ar laboratorijos darbuotoja, ar yra skirtumas tų žodžių svoryje kažkoks va toks mitinis skirtumas? Mitinis tame, nežinau, iš tikrųjų, aš gal pirmiausia prisistatau, kad aš pagal specialybę esu gydytoja, medikė ir dar kartais rašau. Tai tada būna toks klausimas, o tai kada tu spėjai rašyti, kada tas laikas? Tai iš tikrųjų yra gal toks, sakykime, mitas ne apie mane kaip rašytoją, bet apskritai apie rašytojus, kad rašytojai, realiai jie visiškai valdomi tų savo impulsų, gali ten keliasi vidury nakties, tik minti šauna ir visiškai ten gaudo tas mūzas ir vos tik tai pagauna, toj bėga rašyti. Tai iš tikrųjų dauguma ir tarp jų ir mane, kaip žmonės, kurie turi dar savo tą pagrindinį darbą ir negali tiesiog tos mūzos gaudyti ar vytis tą akimirką, kai tik jinai pasirodo ir griebt rašyt. Tai yra, kad rašymas iš tikrųjų nėra toks impulsinis užsiėmimas, kaip galbūt norėtųsi ar galėtų būti. Jeigu gali savo tą leisti, tai yra labai smagu, dažniausiai negali. Tu turi susidaryti savo grafiką, kada tu gali rašyti, ką tu tuo metu parašysi, ar galbūt spėsi tik tai pasiskaityti ir pasižymėti, ką tu norėsi redaguoti, ar ką nors, kad tai yra amatas iš tikrųjų pakankamai toks proziškas, pragmatiškas, iš tikrųjų, kad tu tiesiog susidėlioji savo darbotvarkę ir galvoji, ką tu per tą laiką nuveiksi. Supratau. O kalbant apie mintis šaunančias vidury nakties, galbūt galėtumėm pasukti prie jūsų romano ir papasakokit, kaip užgimė idėjos būtent šitoms knygoms, kurias turim ant stalo šiandien.
Tai aš, kadangi vis dar turiu mikrofoną, tai pasakysiu, kad aš tiesiog tuo metu labai norėjau dalyvauti konkurse Almos literos. Visiems, kas netingi klausytis, aš tą sakau. Aš jau nelaimėjau, bet tiesiog tam, kad galėčiau dalyvauti, man reikėjo kūrinio. Tai reiškia, man reikėjo ištraukti kažkokią idėją. Tuo metu neturėjau ne vienos tinkamos ar pradėtos ir tiesiog susiradau tarp senų failų, tokią kaip pastraipėlę kažkokios seno kūrinio, kuris tuo metu buvo pavadintas 9 lygis, kaip šiandien kalbėjo jau profesorė, tai kad apie 9 lygį, 9 dangų, tai tas 9 lygis kažkuriuo metu pavirto 9 lygių dangoraižyje, paskui iš to dangoraižio liko bokštas, tas bokštas dar ir po kupolų palindo ir atsirado visas toks miestas su savo mitologija, kuriam vadovauja valdovė Aušrinė, ne Saulė, Aušrinė, tokia, kaip jau šiandien paminėjo, tokia, sakykime, ne visai. Dviprasmiška figūra. Tokia dviprasmiška deivė, tai jinai mano pasaulyje irgi tokia ganėtinai dviprasmiška, nes kaip jinai tapo ta deivė, kas jinai iš viso buvo, tai ir yra visa kūrinys prasideda mitu apie patį miestą, o visas kūrinys yra to mito dekonstravimas, priėjimas iki to, nuo ko viskasgi prasidėjo. Ačiū. Lina. Tai gal aš tada. Aš tikrai neplanavau rašyti tuo metu, kai gimė idėja, aš neplanavau rašyti jokios knygos, bet idėja gimė labai keistai. Mes buvom surengę kelių dienų siaubekų peržiūrą namuose. Ir, žodžiu, kažkaip tai pasirinkom tos filmus, kad visą laiką aš nuspėdavau tą scenarijų, kas ten ką nužudys, kokiu būdu ir taip toliau, kas iškris pro langą, kas ten suriaumos. Ir kažkaip man pasirodė labai nuspėjami, nors iš tiesų žiūrėjom visai gerus filmus. Ir paskui tokia išsivystė diskusija, kad reikėtų sugalvoti kažkokį būdą, kaip čia tą žmogelį vargšą užmušti ar ką su juo padaryti, kad tas būdas būtų dar nepanaudotas. Aš negaliu dabar pasigirti, kad aš čia labai tokia jau pionierė buvau šitam, bet tiesiog šita idėja užgimė, žinau, kad aš kažką užsirašiau į užrašų knygutę ir tą užrašų knygutę padėjau stalčių 2 metams ir paskui prisiminiau, po 2 metų paliko įdomu, tai ką aš ten užsirašiau. Nors jau tiesa per tuos 2 metus kažkaip matyt, tarsi kokią sėklą pasėjau ir buvo manytas toks siaubeko, ką žinau, kaip čia pavadinti, siemka kažkokia viduj. Ir nešiojau ir jau kaip pribrendo, kai jau atėjo laikas jai sudygti, aš atsiverčiau tą užrašų knygutę, žiūriu, ko šią nesąmonę kažkokią užsirašiau, visiškai ne į temą, ką sugalvojau per tuos 2 metus. Bet matyt, ta diskusija, kurią mes turėjom namuose su namiškiais, kažkokį tai davė impulsą ir aš siužeto nieko neturėjau. Turėjau tik tai tą tokią idėją, kad supykęs žmogus labai smarkiai vaikai, jeigu įsivaizduojate, jeigu iš jūsų atimė telefoną 3 dienom, tai čia yra labai supykęs, bet suaugęs supyktų kokius 3 kartus, 30 kartų labiau. Ir tas pyktis, nuoskaudos, visokie patirtos žaizdos per gyvenimą tiek susikopė viduje, kad žmogaus viduje atsiveria kažkoks liūnas ar akivaras, kažkas panašaus į, kaip ten dabar tas filmas vadinasi, kur tas ateivis buvo Alien, Romulas paskutinis buvo, kur išlenda iš krūtinės ir suvalgo. Jo, tai žodžiu, kažkas panašaus, tik tai galbūt aš ėjau per kitą pusę, kad vis tik tai norėjau taip pavaizduoti ne kaip kažkokį gyvūną, o kaip pykčio išraiška, kai tu tiek visko nekenti, tau viduj formuojasi tokia baisuma, kuri geba žudyti viską aplinkui ir to viso, kas tai sukėlė, man visada klausimas, visada aš keliu savo klausimą, kas ir kodėl, ir tas kodėl. Bet dabar sugrįšiu prie pirmojo klausimo. Kažkokiu stebuklingu būdu grįžau į tą folklorą ir irgi, ko visai neplanavau, mano knygoje atsirado ragana. Nors iš pradžių juodraštyje buvo jinai ragana, bet paskui supratau, kad ta ragana tokia man labai, jinai asocijuojasi su folkloru, aš to noriu išvengti, nežinau kodėl. Ir ta raganai buvo atrastas kitas vardas Žiežmara.
Ir žodžiu, nu vat kažkaip taip, vis tik tai man norėjusi panagrinėti to pykčio šaknis, kaip jos atsiranda, ką jos padaro su žmogum. Bet impulsas vis tiek buvo siaubekai, nu negaliu aš nuo jų pabėgti. Ta Žiežmaros figūra tavo knygai labai įdomi, nes jinai primena kažką skaityto, kažką matyto, bet to pačiu nieko konkretaus ir, man atrodo, labai pavykęs toks siaubo figūra, kuri aktyvuoja iškart vaizduotę, bet to pačiu yra visiškai unikalus kūrinys. Pas Kotryną irgi yra įspūdinga ragana mylimuose kauluose, bet galbūt apie knygos idėją. Ar čia su tais daugiabučiais šeima? Kaip viskas prasidėjo? Iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo, man rodos, dabar net anotacijų yra likęs tas pirmas sakinys, kad moters savo namų sekcijoje saugančios 3 vyrų kaulus gyvenimo istoriją. Aš taip ir atsirado mintis, kad moteris sekcijos, būtinai sekcijos daugiabučio bute lentynoje saugo mylimų vyrų kaulus. Ir kad tie vyrai, ir tai nėra siaubo romanas, tai nėra detektyvas, toks moters gyvenimo pasakojimas, tuos kaulus jis saugo iš didelės meilės, prisirišimo, negebėjimo paleisti, negebėjimo paleisti. Ir daug galvoju plakėsi minčių apie tai, kad kaip mes per gyvenimą vis sutinkam tą vienintelį žmogų, tai gali būti tas vienintelis draugas, tas vienintelis mylimasis ar mylimoji, bet metai bėga ir tas vienintelis kartais atsiranda dar kartą gyvenime ir dar kartą. Ir aš galvojau, bet taip va, gyvenimo pabaigoj visi tie vieninteliai kaulų pavidalu yra jau viename laike. Kaip jiems reikėtų jausti susitikus? Arba šiaip iš vaikystės atsimenu, kad ten po mirties, tai visi mūsų mylimieji, artimieji laukia mūsų ten ar rojuje, ar dausuose. O kaip jie tada pasidalina, kuris tas mylimasis? Ir žodžiu, ir man kažkaip tiesiog daug tokių apmąstymų kilo, bet aš įsivaizdavau, kad ta moteris gyvens tiesiog bute, turės tą savo sekciją ir visa tai bus apie tą jo santykį su kaulais. Ir tada nusprendžiau savo vyrui papasakoti šitą sumanimą ir mano vyras yra, aš norėčiau tikėti, kad čia klasikinis atvejis, o ne mano tragedija, kad jisai nelabai skaito mano knygų. Bet aš jam, aišku, vis tiek visai papasakoju, bet kita vertus jis labai, ypač, kad nelabai domisi ten nei tom temom, nei roman, grožinė literatūra apskritai, bet jis labai gerai pagauna ar kabina ar ne. Būtent dėl to, kad jam šiaip jau tai nerūpi savaime, bet jis visą laiką gerai labai pareflektuoja. Ir sako, tai kur jinai gyvens, kaip ten šiaip vyks visas tas gyvenimas. Ir tada irgi be jokių, nežinau, tiesiog nusileido mintis į galvą, kad pala, bet tai tas daugiabutis, kuriame jį gyvena, gali būti toks kaip daugiaaukštis kaimas. Kaimas su visa bendruomenė, papročiais ir taip toliau, tik tai, kad į aukštį, o ne į plotį, kaip senovė. Ir jam aš tai pasakiau kažkaip ir jis sako, nuskamba kaip tavo knyga. Maždaug kokia jinai dar galėtų būti. Ir aš pagalvojau, tikrai skamba kaip mano knyga, visai gerai. Ir tada aš jau pasileidau plaukus ir buvo tikrai labai smagu žaisti. Supratau, kad nenorėsiu tiek tų mitinių būtybių, kurių gal būdavo daugiau knygose vaikam ir paaugliam, kad man čia svarbiau bus papročiai, ritualai, kurių mano manimu šiaip mums trūksta dabartiniam gyvenime. Pirmiausiai dėl psichologinės gerovės, dėl sielos išgydymo įvairiais pasikartojančiais veiksmais, kurie turėjo daug kas turėjo prasme ir, žodžiu, ir mirties temos yra romane daug ir tam, kad tą mirtį taip išjausti man buvo labai, labai tiko tie papročiai apie šarvojimą, buvimą prie žmogus, apie atsisveikinimą ir mane apskritai erzina, kad dabartinėje visuomenėje mes tą mirtį eliminuojame ne tik iš vaikų gyvenimo, kas irgi nėra teisinga, nes mes visi susiduriam anksčiau ir vėliau su mirtimi ar artimųjų. Ar savo paties. Bet ir suaugusių gyvenime. Mes taip norim, kad visi nemalonus dalykai liktų kažkur, o paskui nesugebam to
ištverti. Ir aš norėjau, ir tai aišku ir mano buvo toks savipagalbos būdas, visas tas mintis, kurios man neduoda ramybės, kai rašai, tu jas pergalvoji ir truputį prisijaukini, kiek gali prisijaukinti mirties temą ir labai tikiuosi, kad skaitytojai irgi truputį prisijaukina. Tai va, tai žodžiu, nuo kaulų į tą, kad būtų mano knyga, viskas taip atkeliavo. Kas yra paaugo gražiai įvairiai. Justinai, jau turbūt Gugio idėja, tai labai seniai, daug metų skaičiuoja, bet vis tiek gal tą genezės istoriją būtų galima išgirsti. Taip, tai kadangi būtent trečia knyga yra, kaip sakant, uždaranti ciklą. Ir aš labai dažnai, kai bendrauju su vaikais, klausiu jų, o kur gyveno kaukai, kai nebuvo namų. Kadangi kaukas yra namų dvasia, betgi buvo laikas, kai žmonės neturėjo namų, galimas daiktas, tai iš kur tie kaukai atsirado, taigi nėra kaukas namo sudėtinė dalis ar kažkas tokio. Tai jeigu pirmoji knygoje yra pasakojimas apie tai, kaip kaukai ateina susitikti su žmonėm, antroji toksai, tarkim, detūras apie tai, kaip ten tarpusavy tos būtybės bendrauja, tai trečia knyga ir buvo skirta atsakyti tam klausimui mano iškeltam, kodėl kaukai atsirado žmonių namuose. Ir būtent tam faktiškai pasirinkau tokį dalyką, kad pirmiausia, kad anksčiau ir vėliau tarp tų gamtos būtybių ir žmonių turėjo įvykti kažkoks rimtas konfliktas, kadangi žemė nebegalinė, kaip sakant, viso gėrio pasidalinti nėra taip paprasta, o žmonės yra pakankamai bjaurūs padarai. Tai štai, ir to konflikto vienas iš šaltinių labai yra aiškus, apie kurį mes jau šnekėjom, laumės grobia žmonių vaikus. Reiškia, susitvarkius su laumėm, kurios grobia žmonių vaikus, viena problema būtų išspręsta. Ir visa, žodžiu, tamsioji dalis knygos užsiveda būtent per šitą situaciją, per pagrobto vaiko paieškas. Ir tada man, aišku, dar kilo vienas klausimas, tai yra, kodėl laumės grobia vaikus, kam laumėm reikia vaikų. Ir vėlgi, irgi mano siūlomą atsakymą jūs rasite Gugio istorijoje ir kaip susilieja Gugio, laumiuko, žmonių ir visų kitų, kurie dalyvavo šitame cikle keliai. Ir galiausiai visi veikėjai užauga ir tiesiog metas padėti tašką. Ačiū. Lina ir Justina labiau, aš taip galvoju, konstruoja savo mitus, ar ne savo tokias mitologinės figūras, bet Kotryna su Justinu taip atrodo, kad remiatės tautosakinę medžiagą ganėtinai smarkinę. Tai vat, toks bendresnis klausimas, kaip dirbote, ar galbūt dirbat rašydami su tautosaka, su folkloru ir ką svarbu išsaugoti, išlaikyti ir kur jau gali prasidėti rašytojo vaizduotė. Tai, Justinai, gal ir pradėk. Kiek ten... Aš esu folkloro huliganas, tai yra, aš imu folklorinę būtybę, imu kažką iš jos, bet tada visą laiką savo keliu klausimą. Jeigu yra tokia būtybė, kokia yra jos funkcija, kaip jinai gali veikti, kodėl jinai egzistuoja, kokia jos egzistavimo prasmė, kokia jos evoliucinė niša, tai yra žiūriu vos ne iš mokslinės fantastikos pozicijos. Tai yra iš kur atėjo, ką veikia, kokia paskirtis. Ir tarkim, vat iš to pas mane tada atsiranda, kad tie patys kaukai yra dviejų lyčių, pavyzdžiui, kas ten etnologus siutina toksai dalykas. Arba pavyzdžiui, tai, kad tai tvarai pas mane yra tie, kurie, aš pagalvojau, kam gamtoj reikia būtybės, kuri turi labai daug talpos. Nes jeigu žmogus sukuria aitvarą, tada viskas ok, jisai sukuria aitvarą, kuris ten nešioja iš vieno žmogaus gėrį į kitą. O aš pagalvojau, kad miške aitvarasgi gali atlikti gaisrininko funkciją. Jisai nuskrenda prie vandens, prisigeria vandens, nuskrenda prie gaisro židinio ir tą vandenį išpila ir vėl gali būti plonas. Tai va, tai man čia yra svarbiausia, smagiausia šitą žaisti folklore. Vėlgi, nesu šito dalyko išradėjas, čia yra akivaizdi Sapkovskio įtaka, ką darysi, visi mes toje gelmėje užgimę. Mane tai kartais erzina Justino huliganizmas, nes mano toks didelis noras yra
ir nežinau, kodėl susigalvota misija, bet yra, kad perskaitėte grožinę kūrybą mano, arba ne grožinę, kaip, nežinau, didžioji būtybių knyga, pavyzdžiui, vaikam yra toks kaip žinynas būtybių. Bet vėliau, kai aš pradėjau rašyti jau istorijas, savo kuriamas istorijas, aš labai noriu, kad perskaitė tą mano pramanytą pasakojimą, ar tiksliau gal interpretuotą sakmę kai kuriais atvejais ir panašiai, bet ar perskaitė apie tam tikrą būtybę, išsineštų skaitytojai kuo daugiau tokios informacijos, tikros, nežinau, kabutės, jeigu galima taip sakyti, kurią vėliau tikrindami vėliaus, pavyzdžiui, raštuose, tyrinėjimuose lietuvių mitologijos, kur atrastų labai daug detalių, kurias skaitė mano istorijoje. Žodžiu, kad jos tarsi būtų tikros visiškai. Ir aišku, kad ta šiaip mitologija tiesiog jinai labai evoliucionavo, nes apima begalę šimtmečių ir ten pradžioj mitinės būtybės turėjo labai daug gyvūniškų bruožų, vėliau jos ten ir lytį keitė ir ten koks nors velnės, veliona ir laumės, tai ožkom ir vištom labiau pasirodydavo. Vienos buvo nuo labai seniai, kitos atsirado vėliau. Tai vis tiek aš apsistoju ties kažkuriuo pavidalu ir negalėčiau taip jau būtinai labai pykti ant Justiną, bet kaip, pavyzdžiui, aš esu apsistojęs ties kaukais kaip mirusių arba negimusių vaikų tokiais įsikūnymais sugrįžusiais, tai tie kariai man taip erzina, bet iš tikrųjų tai yra man visiškai, tai yra fantasy knygos, man atrodo, kad jos tiesiog remiasi ir tai labai faina ir aš nežinau, kodėl tam žmonėm būtinai, reikia ten kažkokias žinoti ištakas ar plačiau. Nežinau, bet mano toks yra požiūris ir aš labai daug skaitau, labai daug remiuosi, labai net priekabiai žiūriu, kad tie visi faktai būtų teisingi, siunčiu paskui tyrinėtojams, mokslininkams, kaip Nijolė yra buvusi mano knygos recenzentė, yra ir su Tautosakos institutu daug bendrauju apie tai. Man pačiai ramiau gal nuo to tada būna ir lengviau kurti. Iš tikrųjų, aš daug ko neišgalvoju, tada tiesiog pasiimu, kas jau yra, tai gal čia yra mano toks tiesiog shortcutas. Aš milijoną dar klausimų turiu, bet jau noriu įsiduoti ir auditorijai mikrofoną. Dar vieną užduosiu. Labai maga visą laiką paklausti. Tai kai galvoju apie lietuvių literatūrą ir kas būdinga mūsų literatūrai, tai aišku, pirmas atsakymas yra poezija, o antras yra realizmas. Tai kad pas mus labai tokios visos knygos, realistinės. Tai ar rašydami fantasy, fantasinę literatūrą, siaubo literatūrą, nesijaučiat lyg kovodami su pagrindinė srove? Dabar ta srovė gal po truputį suka, kad ir išlieto kitais keliais, tikrai jaunimo literatūroje pastaruosius kelis metus fantastika tikrai šokusi prieki ir laimėtojai irgi, tarkim, Alma Literos konkursų kelis kartus iš eilės yra būtent fantastiniai kūriniai arba labai glaudžiai su jais susiję. Suaugusių literatūroje irgi atsiranda naujų kažkokių tai vėjų, Kotryna va jau irgi kokį įnešė šurmulį. Tai ir siaubo romanais su Linos irgi atsiranda po truputį. Tai aš nežinau, gal tas kovojimas yra labiau gal šiek tiek ir su leidyklom, kad jos dar ne visai nori leisti tos kūrinius ir bando visai aiškinti, kad čia sunkiai parduoda, mažai perka, kad paauginės literatūros apskritai mažai perka. Tai to gal kovojimo šiek tiek yra, negali to nuneigti, bet kad tai yra visiškai sustabarėję ir nejuda į priekį. Ne, tikrai viskas juda ir atsiranda ir naujų vardų, ir naujų veidų, ir naujų knygų, ir naujų būdų pasakoti istorijas galų gale. Lina. Nežinau, ar aš čia turiu ką į tą klausimą atsakyti. Aš asmeniškai tai nesijaučiu, kad aš kovočiau arba kažkaip bandyčiau plaukti prieš srovę. Nors tiesa buvo tokių įdomių pastebėjimų ar nustebimų, kad mano redaktoriai, kuris skaitė knygą, aš visiškai nesitikėjau, kad jie irgi patinka siaubo literatūra, tai vadinasi, žmonės gal tiesiog nesigeria, kad skaito tokią, nes jinai yra gana perkama ir
Nu, o kad mes neturim tų kūrėjų, gal čia jau kitas klausimas yra, gal, nežinau, gal fantazijos trūksta. Nežinau. Tikrai negaliu pasakyti, kodėl pas mus, aš, pavyzdžiui, kiek žinau, Estijoje yra labai išplėtota būtent ir ta siaubo literatūra, ir tas kitokie žanrai. Tas realizmas, jis aišku yra įdomus, aš neneigiu, man pačiai įdomu skaityti tikras istorijas, bet kitas iki mes jau patys tiek turim to realizmo savo būty, kad nu, nori, nenori, tave nuneša į kitą pusę, tarsi nori atsijungti iš to, ką tu matai kasdien. Ir manau, kad žmonėm tai yra svarbu, bet nu, tikrai galbūt ir nesigeriam, kad turim dar kažkokių tai hobių, kurie tarsi, kai esam patys su savim, atrodo gal mums kiek keistokie. Bet nu, gal drąsos trūksta irgi. Pasigirkim, kas kam ką patinka, sužinosim. Kotryna. Aš galvoju, šiaip mūsų yra mažai Lietuvoje, mažai skaitytojų, mažai rašytojų. Kai kažkas vienas parašo, tai labai didelį procentą sudaro tais metais parašytos literatūros. Ir labai dėl to mėtosi tos tendencijos, nes jeigu jau 3 autoriai parašė ten 90-ųjų temą prieš kelis metus, tai čia buvo visiška banga tiesiog plaunanti 90-ųjų literatūros. Tas tiesa. O jie, nu, tiesiog parašė, va taip susiklostė tais pačiais metais. Dabar irgi mano knyga, aišku, kokioje temoje esi, tos daugiausiai pastebi, tai pasirodė dabar ir pirmosios knygos konkursą nugalėjo knyga kažkaip apie, ten, žodžiu, parašyta apie mirusiuosius, kažkaip prie kapinių, ten kontempliuojant ir irgi yra, man rodos, ir folkloro. Jurga Tumasonytė rašo irgi tokį maginį realizmą. Tai visai yra, aš nežinau, ar tas realizmas valdo labiau, nu, tiesiog mėtosi tos tendencijos, nes mūsų mažai. Gal fantasy literatūra, jeigu va taip konkrečiai apibrėži, bet, pavyzdžiui, aš dabar irgi sėdžiu tarsi fantasy literatūros atstovė, nors visai įsivaizdavau, kad neskaitau fantasy, dabar mane užmėtis visi. Bet tai čia kaip mes susikuriam tą kaip čia, Dieve, apibrėžimą. Ne, kas mes laikom, kad yra apibrėžimas to būtent, kas yra fantasy. Tai čia nuo mūsų, tai kartais galbūt, norint išeiti platesnės auditorijas, ir yra svarbu tos laužyti apibrėžimus, tiesiog neprisiskirti būtinai ten prie žanro, o tiesiog kažkaip kalbėti apie tai, kas yra toj knygoj, jo labiau, kai dabar labai dažnai žanrų ribos trinasi ir ten apie tai ir daug kalbama ir nebėra taip svarbu laikytis kanono, jeigu kažkam buvo svarbu kažkada laikytis, kas pats rašo ir kuria. Tai va, bet mano tai tikslas, aš skaitau knygas tam, kad pabėgčiau nuo realybės, rašau knygas, kad pabėgčiau ten, kur noriu. Nes mano manimu šiaip realybė yra tokia, arba labai šiaip sunki ir žiauri, arba nuobodi. Nes tiesiog laikė mum įvyksta labai lėtai tie dalykai, kurie taip emociškai jaudina, jie vis tiek išsidėlioja per gyvenimą dideliais tarpais. Knygoje gali taip tirštai viską sudėti ir tai yra labai faina. Tai va, tai aš manau, kad žmonės tą mėgsta, ieško ir dabar apskritai tokia visa tokio brutalaus, nešvaraus romantizmo, man atrodo, yra banga. Nors jinai ir jeigu Estijoje Kivirakas, taip jo 2000-aisiais ten gal parašyta ta knyga, labai jau tiesiog vėliau išversta pas mus, bet yra labai atsiranda toks, sakyčiau, apskritai gal visam pasaulyje, tokio atsisukimo į savo šaknis, žaidimo tuo šiuolaikiškai, neromantizuojant, bet viduje tuo žavintis, žodžiu, taip kažkaip juodai, tamsiai truputį, tai tuoj čia irgi dar bus pora autorių ir bus čia baisiausia banga nuplovusi visą realizmą šalin. Taip, mes labai laukiam fantastikos festivalį, visi laukiam daugiau fantastinės literatūros, bet vienas iš fantastinės literatūros veidų Lietuvoje turbūt yra Justinas. Tai kaip ten yra su tuo fantastikos rašymu? Tai aš tiesiog manau, kad dabar fantastikos rašymas ilgą laiką buvo labai siaurame rate užsidaręs. Ir tiesą sakant, dėl to, kad aš manau, kad čia labai didelį vaidmenį suvaidino internetas. Tai yra gerokai atsivėrė pasirodymo, ką rašai galimybės. Ir aš manau, kad ir dėl to, kad atsirado daug lengvesnis ryšys su leidyklom,
Pavyzdžiui, kad tu visiškai nebijodamas gali siūsti leidyklą į rankraštį, nesvarbu, kas tu būtum, be jokių kredencialų ten ir visų kitų dalykų. Tai aš tiesiog manau, kuri užaugo naujoji karta, kuri savo nebesuka galvos, ką jinai rašo. Jinai rašo tai, ką patinka ir iš to mes turime va, tas naujas bangas, naujus požiūrius, kai, tarkim, ta pati Tumasonytė rašo magišką realizmą, Kotryna rašo kažką tarp fantasy ir magiško realizmo, ten mes tie, kurie, žodžiu, fantasy sukamės link grinosios labiau fantasy tempiam. Bet va šitas dalykas, tiesiog pas mus labai ilgą laiką nebuvo tokios lengvesnės literatūros tradicijos. Literatūra buvo matoma kaip kažkas dieviško, gilaus, kontempliuojančio, reflektuojančio arba užberiančio labai gražiai žodžiais, labai gražiom žodžių struktūrom. Žodžiu, tai va, o dabar mes tiesiog judame į normalią, natūralią visuomenės būklę, kuomet kiekvienas nori papasakoti pasakojimą ir kam pavyksta gerai tą pasakojimą papasakoti, tai yra valio. Labai džiugina ta literatūros atsirandanti įvairovė ir žaismingumas. Tai aš paduodu mikrofoną salėj, klauskit visiems rašytojams, kažkam konkrečiam, turim gražaus laiko dar pakalbinti. Sveiki. Norėjau paklausti Kotrynos Zylės. Sakėt, kad labai tikrinat viską su tautosaka, kad būtų viskas tikslinga. Tai kaip ten yra su to vyrišku šlapimu? Man patiko šioje knygoje įpinti dalykų, kurie yra jau ir toks 90-ųjų folkloras. Bent jau mano gyvenime tai yra 90-ųjų folkloras. O tai šlapimas visada turėjo įdomų, turbūt nuo seniausių laikų, bet man tai gal smagu kaip ir loterija, kaip tradicija tautos, taip ir tas gydymasis šlapimu. Aš žinau mažų berniukų, kad šlapimas labiausiai gydo, bent mane buvo vaikystėje pasiekusi tokia informacija. Bet tai yra gal mano kartos vaikystės ir beje, aš kai dabar buvau Klaipėdoje, irgi su knygos pristatymu literatūros festivalį, viena iš mus kalbinusių bibliotekos darbuotojų sakė, kad ji neždavo su, man rodos, ji ir brolis neždavo į ten 9 aukštą, sakykime, gyvendamas 7 aukšte kaimyniai šlapimą savo ir brolio, vaikų šlapimą, nes ta moteris, tai buvo jau jos, toks liaudės gydymosi būdas nuo labai sudėtingos onkologinės ligos, nes jau niekas kitas nebegelbė. Tai, žodžiu, čia dar labai daugam yra gyvas tas atsiminimas, bet manau, kad jis vis tiek ateina iš liaudės medicinos, bet kažkaip man 90-aisiais, manos, klestėjo tas gydymasis šlapimu, nes jis visada po ranka, koks vaikas, gal jau tos vaistažolių reikia išvažiuoti, kur ten parinkti, o tie kaimynų vaikai visada čia. Ir kažką gaudavo ten, ar saldainį, ar, žodžiu, tiem vaikam tai buvo toks rimtas uždarbis nešti tą savo produkciją. Aš iš tiesų turiu Justinui klausimą, kai kalbėjote apie folkloro chuliganizmą. Ar gaunate daug piktų komentarų iš žmonių, kurie domisi folkloru ir domisi tuo, kaip čia pasakyti, teisingu, nepakeistu folkloru? Ar gaunat piktų komentarų apie jūsų, gal ne visai tikslų ir truputį pakeistą folklorą? Tiesą sakant, aš net stebiuosi, kad tų piktų komentarų negaunu ir labai juokiuosi, kai kokiuose nors interviu ar kažkur ten pradedamas esu aukštinti, kaip aš čia tą folklorą tinkamai panaudoju. Ir tada, prašau, taip, kaip aš tą folklorą tinkamai panaudoju. Ir tada, aš tada kreivą šypsenėlę nustatau ir arba pasakau tiesą, arba nepasakau. Tai reiškia, beje, tai taip pat reiškia, kad žmonės nelabai išmano tą folklorą. Gal kai Kotrynos visas knygas jau bus perskaitai ir užaugs toji karta, tai bus kita, tada prasidės komentarai. Sveiki, aš norėjau paklausti, vis tiek apie knygą vis dar sprendžiam kažkiek iš viršelio, tai kaip jūsų iliustracijos ir spalvų pasirinkimai, kokią tą pirmą galbūt žinutę siuntėt būtent savo viršelio pasirinkimu? Na, aš su spalvom neturėjau jokio kontakto, čia dailininkas nusprendė.
Tai aš tik tai labai džiaugiuosi, kad tos raidės, kurios užrašyta tyroja aušra, kad jos vienu kampu jos yra tamsios, kitų kampų spindi sidabriškai. Lygiai taip, kaip mano istorija spindi ir bokštas aušrinės, kuris vienu kampu žiūrit yra sidabriškas, kitų kampų jisai toks tamsus. Tai čia vienintelis gal, kuris mane tikrai susijęs su pačia istorija, o visą kitą aš tikrai neturėjau jokios įtakos spalvų parinkimui. Aš tai labai džiaugiausi, nes tai pirmoji knyga, kuriai man nereikėjo nieko daryti. Tik parašyti. Bet nežinau, aš norėjau ant viršelio matyti moters veidą, nes vis tik tai buvo istorija apie Žiežmarą. Ir nežinau, ne aš dariau čia, tai ne. Tai vadinasi, aš galvoju, gal ir Lina yra savo viršelio autorė. Tai aš, vadinasi, vienintelė, su kuri, iš tikrųjų, aš dariau savo knygos viršelį, nors iliustracijos panaudotos Bernardo Burbos nuostabios, aš jį pakviečiu, nes labai tiko, bet visą tą sumanimą, sakau, kad iš viršelio mano, tai galima supras, kad ateinu iš vaikų ir paauglių literatūros, nes nesusilaikiau nepažaidusi, kad pro langelius matosi tie gyvuliai laikomi daugiabutyje. Kai kuriems žmonėms tai asocijuojasi su, tarsi, kad tai yra metafora, kad bus panašu kažkas gyvulių ūkį, kad vis bando pradžioje įskaityti, kur ten tie gyvuliai yra iš kaimynų, bet ne, tai tiesiog yra gyvuliai namuose. Bet jo, apie spalvą buvo pradžioje, aš iš karto turėjau tą viziją, kad būtų daugiabutis su gyvuliais pro langus žiūrinčiais ir labai norėjau iškirsti tuos langelius. Bet pradžioje buvo tiesiog pilkas daugiabutis, visas viršelis, tas pilkas daugiabutis, bet kai nusinčiau leidyklai, leidykla sakė, please, spalvų, kiek galima tų pilkų viršelių tamsių. Galvoju, gerai, spalvų, tai spalvų. Ir tada galvojau apie tas spalvas, ten kurį laiką galvojau, iš kur ta spalva gali atsirasti, kai man reikia to daugiabučio, tada supratau, kad gali būti toks fragmentas. Ir tada galvojau, kad jeigu jau spalvos, tai tada tik ryškios. Ir iš tikrųjų, aš knygose visą laiką stengiuosi sujungti tą folklorą arba tamsą arba mitologiją, bet ir tokį populiarų kalbėjimo būdą, nežinau, ar galima, irgi nežinau, ar lengva, bet kad būtų įdomu tiesiog skaityti pačią istoriją. Ir man ta rožinė su šito daugiabučiu yra tikrai gana gerai išraiška, ką tu rasi viduje. Ir taip pat kaip ir mylimi kaulai. Kaulai kažką tokio makabriško slepia savyje, o tie mylimi ir yra šita ryškiai rožinė šviesa knygos. Aš papildysiu, taigi čia yra knyga apie meilę. Ir ta rožinė spalva, tai labai, žodžiu, galima ir taip. Mano tai knygų viršeliai yra Gedimino Skyriaus piešiami šito būtent naujojo Gugio leidimo. Ir pirma buvo perdaryta, antra, trečia, žodžiu. Tai jisai tiesiog pateikė savo variantus pagal kažkokį epizodą ir pagal būtybę, kurią noriu matyti ant viršelio. Ir tada jau kartu su leidykla renkamės, kuris viršelis būtų geresnis. Tai šitas toksai, sakyčiau, tradicinis fantasy viršelis. Bet kažkodėl patinka žmonėm, tai matyt viskas okei. Aš dar turiu Justinai klausimą. Tai skaičiau knygą ir žinau, kad yra ne vien tik lietuvių kultūros elementų ir to folkloro, bet taip pat ir rytietiško įkvėpimo tenais yra. Tai man įdomu, kaip apskritai kilo mintis sujungti dviejų skirtingų kultūrų tos elementus ir ar buvo lengva juos taip sėkmingai supinti į vieną kaip ir bendrą rezultatą. Ačiū. Turime Justiną ir Justiną. Taip, tai iš tikrųjų paieškosim ir pas Justiną ir rytietiškų elementų vėliau. O pas mane taip jau tiesiog nutiko, kad aš labai ilgą laiką jau domiuosi Japonija ir mitologija apskritai viso pasaulio, bet į japonų galbūt gilinosi kažkiek daugiau, tiek lietuvių, tiek japonų. Ir aš kai sukūriau tą miestą ir Deivė yra kaip ir lietuviškai, jinai yra aušrinė,
Bet na, visas miestas, visa jo architektūra yra balta ir aš žinau, kad turėtų būti šventyka kažkokia ir kažkokia tai atributai tai deivai skirti. Ir aš galvoju, na, miestas ir tai baltas. Baltiška tradicija, jinai siejasi su irgi, na, baltas, balta ir na, su balta spalva galvoju, užtenka tos baltos, reikia kažkokios ryškios, kuri labiausiai įsiskirtų. Ir kas daugiau, kas yra ryškiausia spalva, kuri pirmiausia atkreipia dėmesį, tikriausiai raudona. Ir tai kraujo gyvybės spalva ir iš karto kažkaip pirma mintis, na, bus kažkokia vartai, bus kažkokia šventikla, raudona ir man pirma mintis Japonija, nes, na, Šinto šventyklo, Šinto vartai toriai, jie yra ryškiai tos plytinės, kaip sako vermilion, plytinės spalvos, raudonos spalvos ryškiai šviečiančios, ko ne tas toks ir galvoju, na, tiesiog tam balta mieste, tarp įvairios žalumos, ryškiai raudona šventykla, iš karto matosi iš toli, kad čia deiviai kažkas tai skirta, ar tai tos koplytėlės mažytės, ar pati šventykla, ar vartai kažkokie tai. Ir kitas dalykas, kurį aš pastebėjau tik tai parašiusi knygą, tai yra toks kaip ir religinis šokis skirtas pagarbinti deivei aušriniai. Aš jį kaip ir rėmiau kažkokią tai apskritai bendrinę idėją religinių šokių, bet tada ruoždamasi pirmam pristatymui pagalvojau, taigi japonai turi kagurą. Kagura yra skirta irgi, kaip kilęs nuo mito apie deivę Amaterasu. Amaterasu yra saulės deivė. Tai, žodžiu, aš paskyriau savo šokį deiviai aušriniai, kuris realiai labai glaudžiai atitinka būtent japoniškąją versiją. Tai tiesiog, na taip, tiesiog susidėliojo, sakyčiau, ganėtinai organiškai. Mes turim klausimą Kotrynai. Kokia yra pirma knyga tavo? Mano pirma knyga parašyta yra Milžinas mažylis. Ir tai yra knyga, kur milžinas keliauja per Lietuvą ir veiksmas vyksta senovėje. O jau nuo antrosios knygos, nuo didžiosios būtybių knygos, aš pradėjau būtybės ir visą veiksmą visada atkraustyti į šių laikų miestą. Ir vat jau ir iki šitos pat knygos. Man kaip turinčiai labai daug užsieniečių draugų visada yra labai aktualu kažkaip rekomenduoti lietuvių literatūrą jiems, bet aš asmeniškai bent jau susiduriu su tokia problema, kad kalbą galima išversti, bet tą jau diskutuotą lietuvišką realizmą nelabai užsieniečiai perteiksi. Tai mano klausimas būtų, kaip manot, gal būtent fantastikos žanras lietuviams būtų pagaliau raktas atrakinti duris į užsienio rinką ir nežinau, labiau promautinti mūsų literatūrą kitiems, ne tik savo patiems? Labai sunku pasakyti, vėlgi tas pats Sapkovskis, ar ne, vienas iš pačių garsiausių lenkų autorių, pradžioje, kai jisai bandė išeiti į, tarkim, anglų kalbos rinką, tai jam leidėjai tiesiai pasakė, mes turim savų goblinų, mums ten kažkokių goblinų iš rytų Europos tikrai nereikia. Nors, pavyzdžiui, jau europiniai vertimai buvo daromi ten į prancūzų kalbą ir ten buvo tikrai pakankamai populiaru. Ir, pavyzdžiui, jo tas tiltas tai vis dėlto buvo, na, kad ir kaip skambėtų nemaloniai šiom dienom, tai buvo būtent per rusišką auditoriją. O paskui, aišku, žaidimas, kuris iš viso sukėlė jau tada po žaidimo knygos, tada serialas, jau visas šitas. Kad lietuviam tai pavyktų, nežinau, aš manau, pavyzdžiui, tie patys mylimi kaulai greičiausiai tuoj bus latviškai ir lenkiškai, ar ne? Kaip suprantu. Tai va, bet ar išeisim į tas plačiasias kalbas? Vienas iš tokių didžiausių pastarųjų metų nesėkmių tai buvo Andriaus Tapino Vilko valanda, normaliai išversta lyg tai, su visa kampanija reklamos padaryta ir vis tiek nepaėjo. Tai kiek žinau, sakau, į europinės kalbas dar ten galima rasti rėmimus vertimo ar panašiai, arba, pavyzdžiui, toks Jaroslavas Melnikas, jisai sėkmingai ten kokioj nors Prancūzijoje spausdinasi, bet visiems kitiems tai yra labai sunku išeiti. Vat vaikų literatūra dar turi tą galimybę, kad
kad yra galimybė, ypač dėl to, kad iliustracijos, o vat visa tekstinė, jinai labai sunkiai kelią randa. Bet aš pasakysiu, kad pas mus tik randasi ir literatūros agentų tradicija Lietuvoje. Tai čia yra laiko klausimas, aš manau. Taip, į anglakalbę rinką patekti visada buvo ir bus tikrai sunkiausia, nes tiesiog jinai yra milžiniška ir turi milžinišką savo viduje pasiūlą. Bet iš esmės dabar tikrai daug yra labai dirbama, kad lietuvių autoriai būtų verčiami į kitas kalbas. Ir jeigu pradžioje tai iš tiesų tik vaikų literatūrai buvo taip įmanoma, tai dabar ypač Lietuvos kultūros institutas daug skiria jėgų tam, kad sudomintų taip kitų Europos šalių leidėjus, bet yra, tikiuosi, kad atsiras po truputį daugiau literatūros agentų, nes jų ir yra tada darbas surasti tas leidyklas, kurios leidžia verstinę literatūrą ir iš tikrųjų net nelabai svarbu žanras tada. Svarbu, kad ta leidykla, kuri kažkame specializuojasi, atrastų būtent savo knygą lietuvių kalba, o tada jau Lietuva puikiai tvarkosi ir finansuoja vertimą, ar ten iš dalies, žodžiu, labai stipriai padeda. Tai iš tiesų tai yra labai daug ir politikos tame ir labai smagu, kad kol kas atrodo, kad tos meilės saviems autoriams yra mūsų kultūros sektoriuje valstybiniam. Pridėsit žodį? Ne. Tai aš leisiu savo užduoti paskutinį klausimą. Tikrai populiarūs ir angliakalbiam lauke dabar visokiausie stebuklinių pasakų perrašymai, ir apskritai čia Kotryna gal minėjo, fantasy elementai ir folkloro elementai eina ranka rankon. Tai tiesiog galbūt galėtumėte rekomenduoti savo kokią nors mėgstamą knygą, kur derinamas yra folkloriškumas ir fantastiškumas. Aš iškart galvoju apie Lydekaitės burtus, suomių rašytojo Juhani Karilos, ką tik neseniai išėjusi knyga, arba Madeline Miller Kirke, arba T. Kingfisher kūryba. Tai tokių pati sugalvojau, ką jūs galėtumėt mūsų publikai rekomenduoti. Tokia gal mažiau atrasta, kuri mane labai pradžiugino, labai daug keltiškos mitologijos ir labai puikiai perkelta ir jaukiai parašyta, tai Emilijos Wild fėjų enciklopedija. Jinai žiauriai jauki. Daugiau dabar šiuo metu kažkaip labai daug visokių yra, net nežinau, Kiviraka, tai čia jau turbūt be konkurencijos galima siūlyti ir daugumą jau žinos iš tų, kas išversta. Tai nežinau. Lina? Aš tai kažkaip nežinau, galvoju, dabar paskutiniu metu labai mažai skaitau tokios literatūros, daugiau randu laiko filmams. Tai vieną, kurią paskutinį atsimenu, knygą man patikusi ir buvusi netikėta, bet autoriaus neatsimenu. Tiesiog pavadinimas buvo Trolis. Jis yra išversta į lietuvių kalbą. Taip, Johana Sinisalo, čia suomių rašytoja. Jo, toks buvo labai netikėta, kažkoks toks kampas keistas ir man patiko šitą knygą, tai gal tik šitą galiu reklamuoti. Labai įdomi irgi tokio suomių žanro, suomių keistosios literatūros atstovė. Aš tai turbūt fantasy literatūros čia neprirekomenduosiu jos žinovams, bet vis susiduriu su man labai keistu faktu, kad Jurgos Tumasonytės, kuri rašo nuostabų magišką realizmą, lietuvių autorės, vis būna žmonių, kurie nežino. Tai aš labai kviečiu pasidomėti Jurgą Tumasonytę Lietuvę. O iš užsienio autorių irgi ne visai iš fantasy, pasakysiu, net ne visai iš magiško realizmo, nors, kaip kitaip pasakyti, jeigu yra vienas iš veikėjų Varnas, tai man nuostabus tiesiog meno kūrinys yra Max Potter knyga Tamsios sielvarto plunksnos, išleistos Rara leidyklos apie gedulą, ir ten yra tiek žaidimas kalba meistriškas, iš tikrųjų man turbūt apskritai nuostabiausia knyga tiek profesinė prasme, tiek kaip skaitytojai dėl malonumo. Tamsios sielvarto plunksnos labai rekomenduoju paskaityti. Aš tokiu atveju, turbūt čia dauguma žinos, bet tiesiog norėdamas tą nedidelę leidyklą, kuri kantriai leido vieną iš pačių geriausių autorių ir
tiesą sakant, turbūt ne visi vis tiek tas knygas turi įsigiję, tai yra Nilas Gaimanas. Nes lietuviškai jo yra labai jau daug, nemažai išleista, ir Vandenynas kelio gale yra nuostabi knyga, ir Kapinių istorijos yra labai smagi, o tarkim Amerikos dievai, aišku, jau leisti seniai, juos surasti gal bus sunkiau, bet tai irgi yra tikrai, man atrodo, dabar iš angliškai rašančių ir tokių tikrai žinomų, tai Gaimanas yra vienas iš pačių pačiausių. Taip. Ačiū labai už rekomendacijas ir labai ačiū už pokalbį. Visas šitas rašytojų knygas galite įsigyti mūsų infostale, tai kviečiu paremti ir festivalį, ir mūsų puikiosius rašytojus. Ir pasilikite dabar, už 5 minučių prasideda konkursų, apdovanojimai ir toliau.